this is not enough in order to be leaders. Defense Commissioner Kubilius yesterday said that Russia could attack the... Vargas aišku su to mūsų prezidentu, ką tu padarysi, kuo mes verti, tą mes turim. We will get this role of leadership naturally, very naturally. Šituo įsitikinimu, kad tai yra lyderis pasaulio, mes iki šiol ir mūsų sakykim, priimkim, kad ir mano galva ir mūsų gerbiamas Lietuvos dalies, bent jau tikrai gerbiamas Vytautas Landsbergis tą puikiai supranta. Jis puikiai žino, kur įsilindo savo laiku, reiškia, bendraudamas su Jungtine karalystė, ir jis puikiai žino, ir jis yra įsitikinęs, kad ten yra būtent ta lyderystė, kadangi ten yra London City. Mūsų idealas yra valstybė, kurios netampo melagiai ir korumpai. O dabar taip yra. Todėl šis judėjimas arba sąjūdis turi labai aukštą ir gražų tikslą. Tikrai nesistebėsiu, kad konservatoriams kyla tokių minčių, buvo ir visokių kitokių iniciatyvų, kurios kažkaip dažniausiai siejasi su prezidentūra. Viskas tvarkoje. Tai dar jisai iš vis nežinau, Marse gal prasidėjo kokius 3 metus, ir grįžo atgal į kokios ekspedicijos. Ar dar kur nors, ar išlindo iš kokio vandenyno galimiau. Atsisukę veidų į kiaurai košiantį vėją stovėsime Europos sargyboje, kaip mūsų protėviai prieš daugelį amžių. Mesgi turim pas save Pilėnus, ar ne? Legenda labai puikiai. Bet supraskit, Pilėnai tai buvo viena tam tikra pilis. Pilių buvo daugiau, kur kas daugiau. Ir šita pilis susidegindama tik tai įkvėpė. Žmonėse tos stiprybės kitose, reiškia, kurie nebuvo Pilėnų, reiškia, pilyje ir nesusidegino, nenusižudėjo, vietoj to, kad pasiduotų, ne? Bet buvo kitos pilis, kuris galėjo ginti. Stovėsime tol, kol laimės Ukraina. Ukraina yra tik tai instrumentas. Liūdna, bet tai yra instrumentas. Ir mūsų vakai šneka šitaip, mūsų prezidentas ir panašiai, jis nesupranta, kad mes lygiai taip pat esam instrumentas, kurį galima panaudoti bet kada. Dideliam karui Europoje atėjus, bet kada galima mus panaudoti, kaip tuo labiau, kad mes esam pafrontės, taip vadinamoji zona. Kartu iki pergalės. Slava Ukrainai. Prisidedam prie ukrainiečių tautos naikinimo. Mes su jumis padedam. Tai yra mano subjektyvi nuomonė. Savo veiksmais padedam sunaikinti ukrainiečių tautą. Mums visiems skaudėjo ir tebeskauda. Mes vaidinam, kad negalim pasiūtai, eikim, ko bijom. Nagi elitas, pirmasis, marš tenai. Tai negi, nenori tai tenai, o ukrainiečiai tegul miršta, tegul žuva, tegul gula. Ir tiesos nesakom. Bet tik nevaidinkim šikančio katino, reiškia, baltais kailiais apsivilkę. Pridirbom mes ten tiek, kiek ponė Dieve, vat ir šitas mūsų visas elitas ir Londono panašiai, ir kiekvienas siekia savo. Nusišvilpti jiems ant tų apačių. Atsikvėp ir, reiškia, mes dar nepralaimėjom. Vakarai dar nepralaimėjo. Gabrieliau, nebūk tu, atsiprašau, aš būčiau pasakęs, kodėl reikia durniais laikyti visą Lietuvą? Mūsų garbė šiandien visų vakarų priklauso nuo to, kiek ukrainiečiai laikysis. Kai sėdi ten kažkur tai Graikijos saloje, taigi čiagi pirmiesiems tavo, reiškia, rimtai kalbant bendražygiams, tik pasmirdėtų rimtai karo, juk mes ko tukšmaujam. Ko mes tokie mandrus čia, mes čia duosim įsnukį visiems, todėl kad mes žinom, kad neateis, kad nesiruošiai, dėl to mes čia ir gudrūs. Bet jeigu tik meška sumanys peržengt mūsų linijas, da triusikus eis nespėsit įsiplauti. Aš kalbu apie politikus, patriotus, aš nekalbu, kad pas mus yra žmonių, kurie iš tikrųjų eis gint, kadangi tai ateina į mūsų žemę, kitas logiška, o mūsų patriotai. Atleiskit paėmus politikai, tie, kurie labiausiai rėkia ir staugia, kurie salose nekilnojamą turtą turi, arba čia labai gerai gyvena, iš įvairiausių sričių, reiškia, pelnosi savo, dedasi turtus, šitie net triusikų nespės įsiplauti.
taip smirdėdami arba pabėgs, arba persiaus iš karto ir nusilenks tam, kas atėjo. Kam reikia šnekėti? Nu kam? Nepralaimėjimai Ukrainos kare yra pačių ukrainiečių veiksmai. Ir tas nuolat suteikia naujos vilties. Nežinau, kuom ten šeria mūsų Gabrielių Briuselyje. Bet adekvataus mąstymų, mano galva, sunkiai besuras. Tai yra mano subjektyvi nuomonė. Aš turiu teisę turėti tokią nuomonę. Aš neprimetu niekam. Kas norit, melskitės Gabrieliui. Jūs suprantat, jeigu senelis dar buvo bent jau pačioje pradžioje, pakliuvo ten, kur reikalinga pakliūti, ir iš tikrųjų tai yra figūra, kurie nereikia menkinti jos. Nereikia kelti pjedestalą, bet nereikia jos ir menkinti. Tai anūkas, nepavykęs jis. Matyt, kažkaip netai buvo, atsiprašau, bus nepasakiau, netai buvo sukonstruotas išėginai. Netokiais būdais galbūt. Nežinau, kaip ten yra iš tikrųjų, bet tai yra kvailystė. Tai yra kvailystė. Gabrieliaus, mažiausiai iš vis klausykim Landsbergio Gabrieliaus. Šitas vaikas nelabai gaudosi kur kas, kame ir su ko. Jis tarnauja normaliai, jis tarnauja tam tikrom. Briuseliui, jeigu tu duoną gauni iš Briuselio, taigi Briuseliui ir daina gėdaus. Gabrielius gali kiek nori staugt pas save Briuselį, niekas jo neklausys. Niekas tai nežaidėjas. Tai yra samdyti menedžeriai, kaip aš kad sakau.